Bet kuris verslas turi bent vieną iš šių finansinių problemų. Nepakankamas pelningumas. Vis suvalgo kažkas. Vėluojantis mokėjimai iš klientų. Pažadai čia tikrai nepadeda. Apyvartinių srautų valdymas. Jokio plano ir jo labiau jo laikymas. Jaučiate stresą dėl finansų. Įvykus netikėtiems pokyčiams versle ar ekonomikoje. Ir tų problemų šimtai ir visiems jos skirtingos. Tai vadovus vargina, kuria stresą, įtampą ir tai tęsis metų metus. Nors dažnai sprendimas yra čia. Galvoja, tai reikia žinių ir ką daryti. Vos vienas sprendimas šį galvos skausmą išsprendžia. Arba atsakykite savo, ar yra nors vienas ne. Turite bent 2-6 mėnesių išlaidų rezervą. Jūsų veiklos pelnas sudaro bent 50% pajamų. Skolas neviršija 30-60% jūsų turto vertės. Kas mėnesio operacijų pinigų srautas yra teigiamas. Bent 20-30% pelno skiriate verslo augimui. Jeigu yra nors vienas ne, jūsų finansų valdyme yra problema. Bet kas, jei aš jums pasakyčiau, kad galime tai išspręsti kartu ir visiškai nemokam. Kaip dažnai pagaunate save galvoje? Kodėl pinigų srautas vėl ne pagal planą? Kur dingo visas pelnas, nors pardavimai augo kaip ant mielių? Visos šios problemos ir jų sprendimas mano kasdienybė. Turiu 12 metų patirtį su įvairiais verslais, specializuotai finansų temose. Dažnai būna taip, kad apie finansinės problemas vadovai net nežino, nors jos yra. O dar dažniau žino, tačiau nežino, kaip išspręsti ir tarsi lieka užburtame rate. Ir tas akmuo ant širdies jos persekioja kasdien. Šis finansų auditas ir pokalbis jums nieko nekainuos, tačiau turite pažadėti vieną dalyką. Pritaikysite visas įžvalgas, kuriomis pasidalinsiu. Tikiu, kad sukurta vertė jums kažkada sugrįš. Kaip atrodys auditas? Procesas labai paprastas. Detali jūsų finansinio ataskaita ir didžiosios knygos analizė. Svarbiausių finansinės sveikatos rodiklių analizė ir palyginimas su rinkos vidurkiu. Ne vienerius metus kurtas klausimynas, leisintis suprasti finansų valdymo procesų efektyvumą. Išsiaiškiname jūsų įmonės karštasias temas, kurios neduoda ramybės. Pateiksime aiškias įžvalgas ir sprendimus. Vienintelis dalykas, kurį turite padaryti, nuspausti mygtuką, rezervuoti laiką kalendoriui ir jokių įsipareigojimų, tik vertė jums. Pirmasis žingsnis į aiškumą finansuose. Vos už vieno vienintelio paspaudimo.